Greičiausiai teko matyti tas reklamas, ar ne? Komercinės dietos, maisto rinkiniai, visur žadami tiesiog stulbinantis rezultatai. Ir jos tikrai visur aplinkui. Bet kas iš tikrųjų slėpėsi už tų gražių pažadų? Tai ir yra tas esminis klausimas, į kurį šiandien bandysime atsakyti. Ar tie visi populiarūs mitybos planai, ar jie iš tikrųjų veikia? Panagrinėkime, ką atskleidžia šaltiniai. Gerai, štai koks mūsų planas. Pirmiausia, išsiaiškinsim, kas tai per daiktas. Tada, kodėl tai veikia ir kodėl ne. Užmesim akį į maisto rinkinius, tada pasigilinsim, kaip visa tai mums parduodama ir žinoma, pabaigoje galutinis verdiktas. Gerai, nerkime į temą. Pirmiausia, kad visi suprastume vienodai, ką mes apskritai vadiname komerciniu mitybos planu. Iš esmės, tai yra bet kokia programa, kuri kontroliuoja, ką ir kiek valgoma. Pavyzdžiui, galbūt esate girdėję apie Weight Watchers taškų sistemą arba Nutri-System, kur gaunami jau paruošti patiekalai dėžutėse. Bet kas įdomiausia, čia patenka ir tokios paslaugos kaip Blue Apron, maisto rinkinių pristatymas, nors jos ir nesireklamuoja kaip dietos, principas panašus. Gerai, dabar prie esmės. Kodėl šie planai apskritai tokie populiarūs? Kas juose traukia? Pasirodo, teorija slypanti už jų yra stebėtinai paprasta. Viskas laikosi ant 3 banginių. Pirmoji yra porcijų kontrolė. Viskas jau pamatuota. Antroji – kalorijų limitas. Jokių spėlionių. Ir trečioji – viskas labai aiškiai sudėliota į struktūrą. Būtent šis trejetas ir sukuria sistemą, kurioje nebelieka vietos spėlionėms, ką ir kiek valgyti. Ir štai čia visa esmė, kurią pabrėžia ir šaltiniai. Sistema sukurta taip, kad persivalgyti tampa, tiesiog sunku. Ar tai būtų taškai, kuriuos reikia skaičiuoti, ar dėžutė su maistu, viskas jau apskaičiuota, jokios matematikos pačiam. Taigi, trumpai tariant, esminė mintis tokia. Šitos programas veikia ir taškas, kol jų laikomasi. Viskas čia paprasta, kalorijų matematika. Bet būtent tas žodelis kol ir yra didžiausias kabliukas, didžiulis jei. Ir štai čia mes pereiname nuo tos paprastos tiesos prie gerokai sudėtingesnės realybės. Nes kyla natūralus klausimas. Jeigu viskas taip paprasta, tai kodėl kiek daug žmonių galiausiai viską meta? Pagrindinė ir turbūt didžiausia problema yra ištikimybė planui. Žiūrėkite, skaičiai negailestingi. Didžioji absoliuti dauguma žmonių, kurie pradeda pavyzdžiui Weight Watchers, meta viską per pirmuosius metus. Laikytis toliau – tai jau labiau išimtis, o ne taisyklė. O kodėl taip nutinka? Priežastys, tiesą sakant, labai žemiškos. Visų pirma, pinigai. Šie planai tikrai nepigus. Antra, pagalvokim, ar realu visą gyvenimą valgyti maistą iš dėžučių? Vargu. O tos radikalios labai mažo kaloringumo strategijos, kaip antai kokteiliai vietoj maisto, ilgalaikėje perspektyvoje jos tiesiog neveikia. Bet žinot, čia bėda ne tik valios stokoje. Anaiptol, kai pradedi kapsytis giliau į pačius mokslinius tyrimus, kuriais tos dietos remiasi, ten atsiveria dar viena problemų dėžė. Pasirodo, kad visas mokslinis pamatas, ant kurio stovi šitos dietos, yra, gana klibantis. Daugelis tyrimų yra tiesiog prastai suplanuoti. Dažnai trūksta kontrolinės grupės, tai yra su kuo palyginti rezultatus. Matėsi didelis potencialas šališkumui ir, kas svarbiausia, labai retai vertinami ilgalaikiai padariniai. Kodėl? Nes milžiniškas skaičius dalyvių tyrimus tiesiog meta pusiaukelėje. Gerai, o dabar pakalbėkime apie šiuolaikiškesnį šios rinkos žaidėją – maisto rinkinius. Tokias paslaugas kaip Blue Apron jos tiesiogiai savęs nevadina dietomis, bet kaip pamatysime, principas labai panašus. Ir štai čia susidurėme su tokiu įdomiu paradoksu. Iš vienas pusės pasirodo maisto rinkiniai yra geresni aplinkai, kalbant apie energijos sąnaudas ir emisijas. Bet iš kitos pusės jie generuoja tiesiog kalnus pakučių atliekų. Tik pagalvokite, 1,5 kilogramo tiek papildomų pakuočių tenka vieninteliam patiekalui. Tai tikrai rimtas ekologinis kompromisas, kurį verta turėti omenyje.
Bet kad būtų sąžininga, yra ir šviesioji pusė. Dažnai tose rinkiniuose būna tikrai kokybiški ingredientai, daug daržovių, kai kam tai gali tapti postumiu apskritai pradėti gaminti namuose. Ir žinoma, vėl grįžtame prie porcijų kontrolės. Ji jau integruota, tad padeda nepersivalgyti. Tad naudos gali būti, net jei svorio metimas ir nėra pagrindinis tikslas. O dabar apie rinkodarą. Apie tai, kaip visos šios programos yra mums parduodamos. Nes būtent čia atsiranda didžiausias atotrūkis tarp ką mums žada ir to, kas vyksta iš tikrųjų. Strategija tikra klasika. Paimama kokia nors įžymybė arba parodoma neįtikėtina prieš ir po sėkmės istorija ir tai veikia. Sukuriamas įspūdis, kad pasiekti tokių rezultatų yra ne tik įmanoma, bet ir, ko neįprasta. Bet visada verta paieškoti to mažo smulkaus šrifto. Nes ten dažniausiai slypi frazė „rezultatai netipiški“. Ir štai čia visa tiesa. Tai yra tylus pripažinimas, kad tas reklamos veidas yra didžiulė išimtis, o ne taisyklė. O didžiausia problema, mes juk niekada nesužinome, ar tas žmogus išlaikė pasiektą svorį po metų ar 5. Gerai. Apžvelgėme viską nuo paprastos teorijos, sudėtingos realybės iki rinkodaros gudrybių. Tai koksgi būtų galutinis verdiktas? Prie kokios išvados prieiname? Jei reikėtų viską sudėti į kelis sakinius, skambėtų maždaug taip. Ar galima numesti svorio trumpuoju laikotarpiu? Atsakymas – taip. Tikėtina su sąlyga, kad planas įperkamas ir kad pavyksta jo laikytis. O ilgalaikė sėkmė – štai čia viskas pasidaro labai miglota. Įrodymų trūksta, o rezultatai labai abejotini. Ir visa tai mus atveda prie paskutinio, bet galbūt svarbiausio klausimo, kurį verta savo užduoti. Jeigu ilgalaikiai rezultatai tokie neaiškus, ar trumpalaikis svorio netikimas apskritai yra tikrasis sėkmės matas, ar tai tikrai tas rodiklis, į kurį turėtume orientuotis, kalbėdami apie sveikatą?